Dėkuoju, Laurinai, tau, kad sutikai atsakyti į tuos klausimus, su kuo atėjai į konsultaciją, su kuo išeini, ką gavai per konsultaciją, kokia tau nauda arba nenauda. Tiesiog pasidalink šito dalyko. E, Nu kaip aš atėjau su perdegimu ir tiesiog tokiu pilnatvės trūkumu, jeigu va taip galima būtų įvardinti. Ir daugiau tai va per tą konsultaciją tiesiog va tokie kertiniai dalykai buvo sužinoti, kad viskas, nu, kaip slypi ne aplinkoje ir nu, dėl to viso kalta ne aplinkiniai žmonės, ne kažkokios aplinkybės, o viskas tiesiog yra mūsų pačių viduje, o paskui kaip jau tą vidų, kas, nu, kas susitvarko, tai jau čia toliau turbūt yra. Tai tiek. O sakyk man, Laurinai, o va tas vidaus susitvarkymas pradžioje buvo visiškai neaišku, ar ne, kaip ką su tuo daryti, kaip dabar jautiesi, ar turi viltį susitvarkyti tą vidų, va iš to po konsultacijos praėjus, kaip manai, ar tai sutvarkoma? Aš tai tikiu, kad sutvarkoma iš tikrųjų, tik tai nu, sakykime, kiek skirtingiam žmonėm, gal ten kažkokios skirtingos technikos kažkaip veikia, arba gal jeigu ten kažkas nelabai ir nori ir to nepripažįsta, kad jam reikia to vidaus tvarkytis, jis gal ir nesusitvarkys, bet šiaip tai be abejo, kad taip. O sakyk, o tu dabar pripažįsti, kad tikrai reikia tvarkyti savo vidų ir ar tiki, kad tu pats susitvarkysi savo vidų, eidamas šituo keliu? Aš tai jo, kad reikia tvarkyti, tai reikia, o pats be kažkieno pagalbos, tai aš jau jeigu iki dabar nu, nepavyko susitvarkyti, tai čia va tik tai nu, tam ta kažkokia pagalba ir yra, nes nu čia tas pats, kas jeigu kažką susirgam, einam pas gydytoją, jeigu sugenda mašina, mes kreipiamės į servizą, ne visi galim pasitvarkyti, taip ir su to savo vidum nu, yra. Nu tai ką, sveikinu tave, atradus naują servisą savo vidaus tvarkymui, ar ne? Ir dėkoju tau, linkiu tau tikrai kelionės tokios, kad pagaliau viskas harmonizuotas. Ačiū tau, Laurinai. Ačiū tau.